atėjom tokį apdailinį momentą aptarti. Normalu, kad durys turbūt nesistato nesudėjus grindų ir grindys nesideda nenumačius kokio pločio ar kokio aukščio tos durys bus. Kiekvienos durys pagal tiksliai paruoštą angą buvo pagamintos. Dabar, kaip matom, vyksta montavimas. Tai koks tas esminis skirtumas dabar tarp šitų durų ir, pavyzdžiui, tokių, kur labai patalpai? Esminis skirtumas tai būtų, kad tai yra ąžuolo masyvo durys. Jūs pasirinkot dažytas baltai, kad susilietų su durų fonu, bet mes galėsim prieiti ir meistras šiek tiek uždarė. Jūs ir galite ranką paliesti ir matyti, kad tai yra grynas medis. Grynas ąžuolas, ar ne? Ir tai bendram fone jums susilieja, bet jūs žinot, kad jūs turite tikrą daiktą. Žinoti tai viena bėda. Kad jeigu bus daug nagų dailės, didelis sluoksnis, tai visada šitoj vietoj lieka jos dryžiai kažkokie balti. Tai būtent ties rankena įima kažkaip tai ir vis užkabina. Tai bus valymo turbūt laike, kada reikės prižiūrėti tas duris, gal matysis ar nesimatys, tai čia didysis man klausimas labiau. Nes tom nagų dailėm tai yra iš tikrųjų didelis vargas. Vyrai turbūt supranta, apie ką aš kalbu. Tai yra ant visų rankenėlių namie, ant durų, ant mašinos rankenų, visur, kur kažką tai reikia imti, nes grabiai, tai muoti visada paliks savo žymę, raudoną, rūžavą, baltą, nesvarbu, bet jį liks. Čia buvau aš, čia aš brūkštelėjau ir žinok, kad aš viską mačiau, atidarinėjau ir čia buvau. Bet, kaip sako, namai turi turėti istoriją. Na ir jūsų dar poreikis buvo įdomus, sakykime, kad jūs norėjot lygiuoti visas duris, kad iš koridoriaus jos būtų vientisos, ar ne? Taip. Kaip pavyzdys, matom ir šitos, dar čia viskas procese, jos atsidaro į vidų, bet stovi išorėje. Mes tai vadinam reversu, ar tai galim vadinti atvirkštiniu atidarimu, kada sulygiuojam, ar ne, ir jos taip. Nes kito atveju mes būtume darę standartinį ir pas jūs sienų storiai šiek tiek skiriasi, tai būtų skirtingai įgilėję, gal net vizualiai aukščiai atrodytų ar panašiai. Visi krepšininkai vertina draugų namus pagal to, kiek jiems rezervo pasilenkti reikia įeiti namus. Mes duris gaminam pagal jūsų angą, o ne jūs nusipirko duris ir galvojat, kaip pritaikyti. Juolab, kad pas jūs durys ir pakankamai aukštos, manau, ir draugai krepšininkai komfortabiliai jausis atėję pas jūs, vaikščiodami pro tokią aukščio duris. Na, mes juk tarėmės apie spalvą, taip, ir jinai buvo pataikyta pagal jūsų norus. Nes baltas spalvos tiek yra atspalvių, tai krūvos. Ir taip viens prie vieno, net apšvietimo pagalba vis tiek viskas susivienodino. Nei gelsvumo, nei mėlynumo pusė. Labai fain gavos, tikrai. Na, nei kelia, nei ką, gali kalbėti, nekalbėti nieko. Šiandien Erika sako kalbą universitete studentams, kurie baigia mokslus. Tai yra svarbiau. Žinau, ką padarysiu, filmuosiu aš tiesiog. Nes vis tiek ataskaitą reikia duoti. Vitulskienė, žiūrėk, kaip viskas. Kaip viskas čia gražiai dėliojasi. Tai su koja taip lengvai neišspirsi tokių durų jau. Žiūrėk, spaudimo aparatą yra dar, gali paspaudyti, durys aukščiau pakyla, žemiau, hidraulika. Jau namai su durim. Labai fain. Va Jėzu.